yra. Oi, tu natak. Nu, labas visiems, šiandien prie upės, bandysim baltą žuvį gaudyti, daiktus beveik susirašėm. Dabar po pietų temperatūra tokia apie 6 laipsnius, tai nėra šilta iš tikrųjų, bet miškelis užuovė rami, maža upelytė ir kas kaip tą gaudysim. Masalam, pinkos, dzikai, sliekai, biški matylius, aišku kukurūzą, pašaras susimaišėm jau namie, kad būtų išbrinkę. Maišiau šaltam vandeniui vieną su krevetės kvapu. Gavas toksai, ką žinau, matysim. Gerai, darom tada pirmus metimus, taškelį kažkokius susirandam ir žvejojam. Šerykla lengva, kemliktais gramų, pavadėlis apie 8 cm, sistema inlininė su kaselė, kabliukas 10, pavadėlis storis 12. Pradžiai gal bandysiu musės lervas užsidėti kelias. Šereklėlę savo, tu pamaišytą brūdą. Pradžiai susirandam, ko iš čia noriu. Maždaug kažkokiu taškų labai daryti nedarysim, nes vaga tokia siaura, kad čia kažkur kitur ir nepataikysi. Tikėkimės, kad kokią koją norės šiandien pabendrauti, pasisveikinti. Reikia dažnus permetimus daryti, užsišerti šitaip tašką ir kokias porą, 3 minučių reikia permetinėti, man atrodo. Kad tai nedami. Kad matai, ten kokie prisilietimai dar kažkas yra, tai ten gali su visokiais pavadžiais pažaisti. Kas vyko, blėt, su magniškė. Aš jau čia pavertų. O, je pakučina kad. O. Turim. Ir kažkas pikta. Nenoriu pasiduoti. Šapalas. Nereikia pasiimti. Šapaliukas. Ant muslerio su dziku.
Bet keista, ten nėra tokia srovinga vieta, jie šiaip kaip ant srovės labiau. Nu. Nu. Nelegalas. Ne, jie nekutena. Ten kaip kala, ten blemba. Dar būna kartais atrodo meškerio pasiims. Ne per daug arti ten tas. O, atsileido gražiai. Kad leido gražiai labai. Yra. Oi, tu nafik. Kas čia? Ne. Yra. Bet nedidelis. Bet kad ardo smarkiai. Ai, šiek didesnis. Koks piktas. Bet kaip gražiai, ta prasme, savo atsileido. Žiobrys. Nu va. A. Ir nevimo. O. Kibemukas. Bet toksai kuojinis buvo šį kartą. Bet to išlaukti ilgai reikia realiai. Aha. Yra, ne? Ir labai duoda. Koja. Nepatogu po to skėčiu. Pabiški taškelis kūrės. Nu, man kaip ir taškelis atsidarinėt pradėjo gal, tikėkimės. Pradžiai dažnus permetimus dariau, kas kokias 3 minutės, po to retesnius. Iš tų retesnių permetimų pasigavo šapalas, žiobrys, dabar koja. Blemba, reiktų dar karšį pagauti. Reikia gal slieką dėti ir tikėtis, kad karšis užkips. Pažiūrėsim, ar sugros ilgesnis pavadėlis. Galvoju, gal vis dėlto reiktų pabandyti klipsuotis, bet tai kad čia juokas toks atstumas, blemba. Ta upės karsi permest gali. Nelabai toksai kaip ir tolkas yra iš to. Ai, tau ko čia bendrai tokia pati įdėlė? Ten prieš tai tu gerai buvai, gerai įsūdęs tiesiai po to medžiu. Labai opasna. Šitaip ne. Gintarė sako.
pikta. Ir nelabai keltis nori. Kažkaip viršūnė gražiai vaikšto. Tik ne taip atrodo, kad tu pataikai tam tikrą vietą. Nes kažkaip kai va į tavo vietą užtaikai kaip prieš tai. Dabar vapšinė, bet kartu krauti. Buvo jums, bet jau čia nėra žinai. Va, atsileido viršūnė. Vėl važiuok atsileido. Nieko nėra. Vėl kažkas stipresnė. Įtariu, kad ne koja. Gal žiobras. Sakiau, gaudysim kas kipso, gal žiobrių žvejybų. Nu jau 3, tai jau tikrai neatsitiktinum. O Jėzau. Biški čia klaidą padariau. Per daug laisvės dariau. Baliamba kažkai. Graibštą reikia. Maloniai stebina šią manęs šitą žvejybą. Bet šitas tvėrė grinai, iškart tik už metų. Bleba, koks gražus. Man patinka pas jos, o čia po to būna oranžinė tokia. Ir kas svarbiausia, kad tokie dar mūsų kraštam ne mažiukai, nes šiaip čia, aišku, ne monstrai, ten palyginus su tai žebriais, kokių gali pagaut, bet... Na kągi, jau gerą valandą nelabai kimba. Dar va užėjo smarkesnis lietus, šiandien viską ir krušos, ir vėjo, ir saulės gavom, ir lietaus. Dabar jau smarkiai tas lietus lyja. Bet valandą laiko jau galim sakyti, ram, tu gerą reiks pakuoti.
gal nedaugiau negu valandą. Tai gerai, jau reiks pakuotis, gal dar porą permetimų kur pasidaryti. Nes aprimus taškai pabandėm ir masalus pakeitinėti, kiek ir biškį vietą kažkur kitur pabandyti. Ir toks jausmas, kaip kad į šulinį mėtytum, tai ko gero nebėra čia reikalo ilgai besėdėti. Šiaip ar taip jau žvejybą galim vadinti pasisekusią. O mažiausiai tikėjomės to tą pagauti išėjo. Nu ką, baigsim tą žvejybą. Jau realiai beveik 2 valandas. Beveik judesio nėra, keli ten paklybinimai buvo. Pasižiūrim, ką čia šiandien prikrapštam. Nieka ypatinga gal labai. Paėmėm vieną kojytę ir 3 žiobrius paėmėm. Kaip neplanuotai, tai sakyčiau visai gerai. O dabar gražiai paleidžiam. Tegul plaukia. Savo darbų daryt, ką jie čia atplaukia. Ir viskas. Iki kitų kartų.